Tai dabar apibendrinant, tai šios ausinės ir jų adaptacija prie kompiuterio, kad mes galėtume jos perdaryti. Tai šios ausinės kainuoja, kadangi jos tikrai yra profesionalios, jos tikrai, kaip ir minėjau anksčiau, pritaikytos masiniam naudojimui. Tai ir jų pritaikymas jūsų kompiuteriui kaina būtų tikrai apie 300 eurų, nes pačios ausinės, jeigu neklystu, ar 300 ar 270 eurų kainuoja. Tai jų yra tokia kaina. Kolonėlės, aš šiandien dienai kainų tikrai nežinau, bet jų irgi yra įvairiausių. Svarbiausia yra atkreipti dėmesį perkant kolonėlę, tai kad jos tikrai gaudytų dažnius nuo 20 Hz iki 20 000 Hz. Šios kaulinės ausinės, jų yra irgi tikrai nemažai rinkoje, jų galima pasirinkti, jų kaina yra irgi nuo 50 eurų iki tikrai yra ir iki 300 eurų, tai vėlgi čia pagal jūsų galimybės, bet garsas, kadangi per šitas ausinės yra leidžiamas tikrai negarsus, yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jų garsumo tas diapazonas, tai yra būtų hercai nuo 20 iki 20 000 hercų, kad jos praleistų tos garsus. Tai yra galbūt svarbiausias aspektas. Tai vat. Ir aišku, galbūt nesirinkti labai jau blogos kokybės, kurios nesilaikys, kris ir galbūt jums sulūš greitai. Oro laidumo ausinukai, vėlgi, jūs labai gerai puikiai žinote, jų kainos vėlgi svyruoja nuo 50 iki tikrai ir už 500 galima nupirkti. Tai va, ir labiausiai tas dalykas, kurį aš norėjau papasakoti, tai tas, būtent tas adaptacinis, tai šituo atveju ausinukas kainuotų, jeigu mes tiesiog užsisakom, turim atskirai detektorių, jisai čia tvirtinasi ir turim oro laidumo ausinukus. Mes visiems, kurie užsisakys šį variantą, mes padarysime tokius prisisegančius iš odos sagučius, kad jūs galėtumėte lengvai ir greitai prisisegti ir kad būtų patogu naudoti, bet tuo pačiu, kad galėtumėte ir atsisegti ir ateityje, kad galėtumėte pasidaryti testą. Taigi šio varianto kaina gali būti apie nuo kažkur tai 150 eurų, nes šitas detektorius kainuos apie 100 eurų, dar mes neturime tokios galutinės kainos, nes nežinome, kiek jūsų norės būtent šio varianto, tai tada žiūrėsim ir dėliosim. Ir šios ausinukai 50, tai bendras 150, todėl aš labai pakol kas šio varianto tikrai nerekomenduoju. Iš savo pusės tikrai rekomenduočiau geriau turėti šitą variantą, nes tikrai ateityje jūs galėsite pasinaudoti ir dar atlikti testą. Ir paskutinės tos mūsų kuriamos ausinės, tai jos irgi kainuos, jos turės detektorių irgi viršui. Čia įtaisyta, jau jūs jo nematysite, jisai veiks per Bluetooth jungtį. Greičiausiai, kad šios ausinės dar turės ir mikrofoną. Mikrofoną taip pat galima ir tokias nusipirkti su mikrofonu, netgi gal ir rekomenduočiau jas nusipirkti, bet dar apie mikrofoną ateityje pakalbėsim. Tai šios ausinės mūsų kurtos, jos irgi, kadangi jos tikrai kainuos ir technologinio dalyko, ir kitų žinių, tai jų kaina tikrai bus irgi panaši į šias, tai apie 300, galbūt truputėlį virš 300, gal truputėlį mažiau mūsų tos kuriamos. Kaip ir minėjau, negaliu tiksliai apibrėžti, planuojame turėti jas lapkričio mėnesį, bet gali būti plius minus į vieną arba į kitą pusę pasisklinti. Taigi suformuosime jums dabar klausimyną, į kurį atsakę, mes lauksime jūsų atsakymų ir tada žiūrėsime, kaip galėtume jums išrinkti tiesiog sudėliosime tada visą tą tinkamiausią variantą.